Patikimi internetiniai puslapiai turi savo požymius. Jei tokį puslapį atidarote pirmą kartą ar puslapį atidarote nuorodos pagalba, užtruksite tik keletą sekundžių įsitikinti, kad tai saugu arba pavojinga. Patikimi puslapiai naudoja HTTPS, o nepatikimi HTTP. S raidė – tai saugus ryšys. Taip pat patikrinkite, ar prie adreso yra spynos ikona. Toks puslapis naudos ne tik saugų ryšį, bet ir visi duomenys bus šifruoti. Dažniausiai pamatę tokią iššokusią lentelę, jūs iš karto suprasite, kad puslapis, į kurį bandote patekti, yra nesaugus. Sistema atpažįsta galimą kenkėjišką veiklą ir jūs bando apsaugoti, neleidžiant patekti į puslapio vidų. Bet tai būna ne visada, nes naujai sukurtos kenkėjiškos svetainės neturi istorijos, apie jas būna mažai informacijos ir į jas galima patekti kaip į saugias. Taip pat, net jei puslapis iš pirmo žvilgsnio atrodo saugus, patikrinkite, ar adresas yra toks, koks ir turėtų būti, tai yra, ar atrodo patikimai. Blogiečiai gali sukurti akiai panašius adresus, kurie iš pirmo žvilgsnio jums gali ir neužkliūti. Jei turite bent menkiausią įtarimą, sustokite ir patikrinkite. O jeigu suvedėte savo prisijungimo duomenis ar kortelės duomenis, pasikeiskite slaptažodį, blokuokite kortelę bei pasitarkite su banku, kaip geriausia būtų apsaugoti jūsų pinigus. Pavyzdys. Jūs pamatėte internete dulkių siurblį už neįtikėtinai mažą kainą, o ir parašyta, kad šiai akcijai liko tik keli vienetai. Jūs pradedate pirkimo procedūrą, įvedate savo kortelės duomenis ir džiaugiate suspėjęs. Deja, laiku nesustojus, nepatikrinus, jūs greičiausiai prarasite ne tik tuos pinigus, kurie buvo nurodyti, bet blogiečiai pabandys dar kelis kartus iš jūsų sąskaitos pasisavinti ir kitokias sumas. Blogiečiai yra išradingi. Sukuria gražaus dizaino svetainės ir pradeda reklamos kampaniją tiek socialiniuose tinkluose, tiek kitų reklaminių banerių pagalba. Tokia veikla būna greitai pastebėta, reklamos kampanijos atšaukiamos, puslapiai pažymimi kaip kenkėjiški, bet blogiečiai žino, kad taip gali atsitikti. Todėl jie susikuria daug panašių svetainių ir per trumpą laiką sugeba apgauti daug neatsargių žmonių. Todėl būkite dėmesingi, neskubėkite. Ir taip apsaugosite tiek save, tiek ir savo pinigus.